Sveiki, esu Gražina Gum. Šiandien paruošiu maistingą augalinį pieną. Kodėl maistingas? Todėl, kad ruošiame iš mirkytų per naktį saulėgrąžų sėklų ir pilsiu vandenį. Saulėgrąžos turi lecitino, baltymų, kas yra maistas smegenims ir raumenims. Taip pat 50 gramų saulėgrąžų sėklų turi visos paros geležies normą, kas irgi naudinga sportuojantiems. Norint paruošti 1,5 litro augalinio pieno, reikia 200 gramų išmirkytų saulėgrąžų ir 1300 ml vandens. Galima saldinti medumi arba datulėmis. Šį kartą saldinsiu medumi ir dar kartą suplaksiu. Turime paruoštą maistingą augalinį pieną, saldintą medumi, bet galite jūs ir nesaldinti. Skanaus ir į sveikatą!